Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Bailus tėvas. Todėl prisiekiu Elio namams, kad Elio namų kaltė niekada nebus išpirkta auka ir atnaša. 1 Samuelio 3 skyrius 14 eilutė. Elis savo namų netvarkė pagal Dievo taisykles šeimai. Jis pasikliovė savo supratimu. Daugelis dabar daro panašią klaidą. Jie mano, kad žino geresnį būdą savo vaikų auklėjimui nei tas, kurį Dievas išdėstė savo žodyje. Jie skatina netinkamus polinkius juose, teisindamisi, kad šie dar per jauni, kad būtų nubausti. Taip netinkami įpročiai paliekami stiprėti, kol galiausiai tampa antrąja prigimtimi. Vaikai auga nevaržomi, su tokiais charakterio bruožais, kurie jiems yra viso gyvenimo prakeikimas ir kurie, labai tikėtina, bus atgaminti kitose. Priešingai istorijai apie Abraomo ištikimybę ir pagirimo žodžius išsakytus jam yra užrašas apie Elį, kuris laikė savo sūnus tarnavime, nors jie ir labai nuodėmiavo. Tai yra pamoka visiems tėvams. Blogis be apribojimų buvo Elio toleruojamas. To pasekmė buvo nuodėmė, kurios niekada nebuvo galima išpirkti nei auka, nei atnašomis. Kai vieni klysta, rodydami perdėtą griežtumą, tai Elis nuėjo į kitą pražūtingą kraštutinumą. Į jų klaidas nebuvo kreipiama dėmesio vaikystėje ir jos buvo teisinamos jų jaunystėje. Tėvų nurodymų buvo nepaisoma, o tėvas neskatino paklusnumo. Vaikai matė, kad jie gali elgtis kaip norėdami ir šią galimybę jie naudojosi. Sūnums augant, bailusis tėvas neteko jokios pagarbos jų akise. Jis įkalbinėjo juos, bet jo žodžių niekas nepaisė. Šiurkščios nuodėmės ir niekingi nusikaltimai buvo kasdien daromi jų tol, kol paties viešpaties teismas aplankė jo įstatymo laužytojus. Pats viešpats paskelbė, kad Elio sūnų nuodėmės niekada nebus išpirktos auka ar atnaša. Koks didelis ir apgailėtinas buvo jų puolimas. Žmonės, ant kurių pečių buvo uždėtos šventos pareigos, atstūmė šventas ir teisingas Dievas. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.